Paskutinę birželio savaitę Klaipėdoje užbaigsime grandioziniu savaitgaliu. Vienas įtakingiausių džiazo muzikantų, žmogus epocha, Louis Armstrongas, yra klausęs savo draugų ir bendraminčių, ar jie žino, kas tai yra džiazas. Jei ne, tai niekada to jūs nesužinosite. Toks buvo jo atsakymas. Aš noriu pasakyti, kad tikrai labai nuoširdžiai džiaugiuosi, kad bent jau klaipėdiečiams nereikia aiškinti ir sakyti, kas tai yra džiazas, kiek jis yra nuostabus. Šiandieną didžiuojasi, kad Lietuvoje mes, kaip Klaipėda, esam žinomi kaip ir džiazo miestas. Aš labai dėkingas esu Vytautui ir Ingai Grubliauskams, kurie prieš 30 metų sugalvojo šią šventę ir išlaikė tokią tradiciją, kurios dėka Klaipėda žinoma yra visam pasaulyje. Negaliu neatsiminti įvykio įvykusio New Orleane prieš keletą metų, kada sutikęs žmogus paklausė, iš kur aš. Atsakiau, iš Lietuvos. Atsakė, nežinau. Tačiau, kai pasakiau, kad esu klaipėdietis, sako, nuo to reikėjo ir pradėti. Šis paskutinis birželio savaitgalis, jis bus nuostabus tuom, kad čia vyks dar labai du svarbus renginiai. Tai yra Lauksnų festivalis ir Tall Ship Races regata. Tai pirmą kartą iš Klaipėdos ši regata startuos būtent čia, Klaipėdos uoste. Todėl visus klaipėdiečius, Klaipėdos miesto svečius kviečiu atvykti į Klaipėdą ir švęsti kartu.